Spaudos priėmimas yra kliento dalyvavimas pirmą kartą spausdinant jo gaminius. Paprastai tai vyksta, kuomet į rinką išleidžiama gaminių serija ar atnaujinamas prekės ženklas. Tokiu būdu klientui suteikiama galimybė pamatyti, kaip atrodo jo gaminys gyvai, o ne tik per ekraną. Kliento dalyvavimo spaudos priėmime tikslas yra suderinti su spaustuve gaminio pavyzdį, kurį klientas nori leisti į rinką, o spaustuvę naudoja kaip spaudos etaloną kartojant tiražus. Paprastai spaudos priėmime klientai dalyvauja, kai spausdinami didelių tiražo gaminiai. Spaudos priėmime dalyvauja Aurikos gamybos technologas ir kliento atstovas, turintis teisę priimti sprendimą tvirtinti naują gaminį kaip spaudos etaloną. Spaudos paveikslėlių spalvų suvokimą keičia netgi tai, kokiu kampu į šviesą pasisuksime stovėdami, kai fotografuojame ar filmuojame. Ką jau kalbėti apie skirtingus ekranų nustatymus, kokybę ir panašiai. Būtent todėl spaudos priėmime kliento atstovas dalyvauja tik gyvai, o spaudą vertina specialiame šviesos stende ir tik tada priima sprendimą. Tinkamai pasiruošus, vieno gaminio spaudos priėmimas turėtų užtrukti iki 30 minučių. Paprastai tiek laiko pakanka įvertinti spaudos pavyzdį. Pirmiausia, jeigu klientas nori dalyvauti spaudos priėmime, apie tai turi pranešti savo kliento aptarnavimo vadybininkui, siųsdamas užsakymą. Tuomet suderinama spaudos priėmimo data. Itin svarbu susitarti, kas bus spaudos siekiamybė arba spaudos etalonas. Paprastai spaudos etalonų laikomas spausdintas taip vadinamas prūfas. Tokį prūfą klientas turi gauti, o gavęs įsivertinti, ar gaminio vaizdas jį tenkina dar iki spaudos priėmimo. Jei etiketės ar pakuotės vaizdas prūfe netenkina, apie tai reikia pranešti vadybininkui ir atlikti pakeitimus. Nes spaudos priėmimo metu spausdintas gaminys yra lyginamas būtent su spausdintu prūfu. Jei spaudos etalonu bus laikomas ne mūsų spausdintas prūfas, o kitas gaminys, apie tai būtina pranešti kliento aptarnavimo vadybininkui, pateikiant užsakymą, o patį pavyzdį pristatyti iki maketo ruošimo spaudai pradžios. Naujo gaminio spalvinis atitikimas kitiems gaminiams, kitiems spaudos etalonams yra atliekamas tik maketo paruošimo metu. Atvykus į spaudos priėmimą, klientą pasitinka procesą prižiūrintis spaudos specialistas. Paprastai tai yra gamybos technologas. Kliento atstovai spaudos pavyzdžiai yra pateikiami tam skirtoje vietoje biure. Mes spaudos priėmimą pradedame dar iki kliento atvykimo. Vyksta mašinos paruošimas spaudai, spalvų derinimas tam, kad atvykęs klientas galėtų iš karto gauti pavyzdį vertinimui. Todėl labai svarbu į spaudos priėmimą atvykti laiku arba pranešti apie vėlavimą. Taip galime koreguoti gamybos planus ir išvengti spaudos įrengimo prastovų, kurios vėliau neigiamai veikia tiek gaminio kainą, tiek pagaminimo terminus. Specialiame šviesos stende yra matuojami spalvų nuokrypiai. Jei spaudos etalonas yra spaustuvės prūfas, tai spausdinamo gaminio smyg spalvos lyginamos su smyg spalvomis spausdintame prūfe. Pantonės spalvos spausdiname prūfe nebūna tikslios, nes prūfo spausdintuvas spausdina irgi smyg spalvų skalėje. Todėl pantonės spalvos lyginamos su pantone palete. Jei spalvos nuokrypis arba delta E yra mažiau nei 2, yra laikoma, kad spalva atitinka paletę. Jeigu atspausdintas gaminys klientui tiko ir patiko, jisai tvirtina jį parašu. Vieną spaudos kopiją pasiima savo, o kitą saugome mes gaminio technologinėme lape kaip spaudos etaloną kartojamiems tiražams. Jei pantonės spalvos yra tolerancijos ribose, bet užsakovui pasirodo netinkamos, pamačius jas spausdintame gaminyje, gaminys taip pat grąžinamas į maketo koregavimą ir spaudos priėmimo procesas yra nutraukiamas.
Dažniausia priežastis pavyzdys, kurį klientas pateikia tik atvykęs į spaudos priėmimą. Jei tokį pavyzdį klientas pateikia spaudos priėmimo metu, kai mes nebegalime atlikti pakeitimų makete, tai spaudos priėmimą dėja tenka nutraukti. Tas pats nutinka, jeigu klientas neįvertintas spausdinto prūfo iki spaudos priėmimo, tikėdamasis, kad prūfą savo, o tikrą spaudą galėsime koreguoti priėmimo metu. Tiesa tame, kad maketo paruošimo sistema, spaudos kliščių gamyba ir spaudos įrengimas yra glaudžiai susiję. Jie perduoda informaciją, duomenis vieni kitiems ir pagal tai viskas veikia. Todėl galimybės daryti pakeitimus rankiniu būdu ant spaudos mašinos nekeičiant maketo yra labai ribotos. Galiausiai tai nėra tvaru. Eikvojasi žaliavos, energija, laikas. Visą tai galiausiai įtakoja ir gaminių kainas, pristatymo terminus bei poveikį aplinkai. Labai gaila, kad tokių situacijų nutinka ir klientai išvyksta be rezultato. Tuomet darbas prasideda iš naujo. Maketo koregavimas, prūfo derinimas, spaudos formų gamyba. Klientui tenka atvykti į spaustuvę pakartotinai, nusikelia gaminio pristatymo terminai. Dėl to atsiranda rizika pavėluoti pristatyti prekes į prekybos centrus ar net sulaukti baudų. Todėl itin svarbu spaudos priėmimui pasiruošti tinkamai. Padėti tinkamai pasiruošti turime ir klientų aptarnavimo specialistus, ir technologus. Svarbiausia, kad apie ketinimą dalyvauti spaudos priėmime sužinotume jau teikiant užsakymą ir kad žinotume, kas bus spaudos etalonas – mūsų spaustuvės prūfas ar kliento pavyzdys. Kai spauda patvirtinama, yra spausdinamas visas tiražas. Jei kitas gaminys bus spausdinamas ant to paties įrengimo, gali tekti palaukti naujo pavyzdžio iki 1 valandos. Jei gaminiai yra spausdinami ant skirtingų įrengimų, gali pavykti juos visus gauti vienas paskui kitą. Kas ir kada bus spausdinama, galima sužinoti pasikalbėjus su savo kliento aptarnavimo vadybininku. Tai padės geriau planuoti savo laiką vizitui į spaustuvę. Kviečiame į Auriką ir linkime greitų bei sėkmingų spaudos priėmimų.